Ir labas vakaras, mėly bendrakeleiviai gerovės link. Šįvakar mes turim svečią, kurį aš taip nieko čia per daug nedidinama galėčiau pasakyti, kad man tai yra metų žmogus. Nes iš tikrųjų esu gyvenime susidūrus su įvairiais mokymais, įvairiom praktikom, įvairiais dalykais ir man buvo toks netikėtas atradimas, kai žmogus yra ant tiek autentiškas ir taip puikiai vykdo savo užduotį, apie kurią šiandien mes ir kalbėsim, kad aš likau tikrai įkvėpta, sužavėta ir netgi su pozityviais dalykais mano asmeninėme gyvenime. Kas mane pažįstate šitoj grupiai seniau, tai žinot, kad aš buvau praradusi balsą, porą mėnesių net negalėjau kalbėti. Ir tiesiog po vienos šitos praktikos jau jaučiu, kad galiu dainuoti, jau tos aukštos natos, kurios man lūždavo, jau jos skamba visai pusėtinai. Ir iš tikrųjų, kas tai per užsiėmimas ir kas per veikla ir kas yra būtent tas balso atverimas. Tai apie tai papasakosiu šio vakaro mūsų viešnia, Liucija Nanartavičiūtė. Labas vakaras, Liucija. Ar Liucija, ar Liucija? Liucija. Liucija. Jo, bet iš tikrųjų nėra svarbu. Labas vakaras. Rūta, aš net nežinau, kad taip, tu čia taip viską taip pasakei dabar apie mane ir savo išgyvenimus, kaip faina. Oho, aš žinok, sėdėjau, taip žinojau, kad esu dabar ne vaizde ir tokia, tai vadinasi, smagu. Faina, labas. Tai va, dabar, mėlyjei mano žiūrovai, žiūrėkit, čia jūs jau supratot iš tų kelių sakinių, kokia yra Liucija ir koksai iš tikrųjų jūsų energetinis užtaisas laukia. Tai aš tiesiog pradėsiu nuo tokių paprastų klausimų. Liucija, kas tu esi, iš kur tu atsiradai ir kas yra balso treniruotės? Aš esu Liucija Nanartavičiūtė. Iš tikrųjų gerai, jau taip jeigu rimtai, tai surimtėkim, nes čia labai rimtos vis tiek temos yra, paliečiančias labai gilius aspektus žmogaus. Aš esu... Čia jau labai gilu. Aš esu ir žmogus, esu siela, esu visi šitie dalykai, bet iš tikrųjų esu mergaitė iš Ariogalos, kuri dabar gyvena Vilniuj ir kuri savo balso kelionę pradėjo nuo pat tada, kai dar neturėjo klausos. Šiaip fun fact, toks įdomus faktas, kad aš 4 metų, kai buvau, aš jau visiems sakiau, kad aš būsiu dainininkė, kad viskas mano gyvenimas su balsu bus, bet aš neturėjau klausos. Realiai, ant vienos natos visą laiką variau. Tai niekas manim ir netikėjo. Ir biški pasijuokė, bet gavosi taip, kad svarbu labai tikėti, pasistengti, ne, tik svarbu labai norėti, pasistengti ir tikėti. Tai va, tai šitą dalyką padariau, atsidūriau, kur esu, su dainavimu, su vokalu, praktiškai visą nuo pat vaikystės gyvenimą ir siejau vienaip ar kitaip. Nuo to, kad dainuoju profesionaliai, iki to, kad tai tapo mano tokiu būdu pažinti save, pabėgant jau po to nuo profesionalumo to kelio. Tiesiog pirmiausia kažkaip tai išmokant jį balsą naudoti, aš kažkaip supratau, kad tai yra toks įrankis, kuris turi būti be taisyklių. Ir kuo daugiau tų taisyklių į save dėjau, tuo labiau supratau, kad tų taisyklių ten būt neturi. Ir kad pats didžiausias ir geriausias vaistas tai gali būti, kai tų taisyklių mes neturim. Aš čia biškį šokinėju, nusiplėtinėju tuo pačiu, bet tai aš pradėjau kelią to terapinio, sakykime, balso treniravimo link. Tas balso treniruotė, tai mes čia dabar ką tik nusprendėm, kad čia yra balso treniruotė. Bet iš tikrųjų tai yra tiesiog dar vienas terapinis būdas leisti savo būti. Nes, man atrodo, mes visi turim tam tikrų kažkokių tai, net nežinau, dalykų, kuriuos mes norėtume savy atlaisvinti, kažkaip tai, nenoriu pasakyti
pagerinti, pakeisti, bet atlaisvinti tiesiog, nes, nu, va, taip atsitiko, kažkodėl taip atsitiko, gal mes, nežinau, tokioj santvarkoj užaugom ir per kartas dar eina labai stipriai, bet, nu, va, tokie gan nelaisvi esam. Ir tiek balse, tiek kūne, tai jaučiasi ir mes kažkaip, man atrodo, sutiksit jūs turbūt visi su manim, kad turim ką su savim veikti. Ir kuo toliau, tuo labiau save norisi rasti, ką su savim veikti. Kaip kažkokią tai savo ar ten įtampą, ar traumą, ar kažką tai išgyvendinti. Ir kaip viena iš tokių terapinių priemonių aš supratau, kad balsas yra tiesiog nuostabus dalykas. Ir ne tik tai su balso problemom ten kažkokiom tai dirbant, bet su visiškai bet kuo praktiškai, turint, nežinau, bet kokį klausimą turint, galima balso pagalba jį savo išsispręsti. Nu, va, taip, labai skambu, bet iš tikrųjų taip ir yra. Nu, tai va, kažkaip taip atsakiau į bent vieną klausimą, nes aš jau nebeatsimenu, kokie buvo. Aš kaip tik labai įdėmiai tavęs klausiau, nes dėl ko apskritai įdomi ta balso praktika, kur netyčia aš internete pamačiau, kad yra toksai užsiėmimas. Ir aš suprantu, kad tas balsas čia nėra tiesiog kaip fiziologinis balsas, nors man ir pagerėjo fiziologiškai, bet esmė yra tame, kad aš ir pastebiu ir bendraujant, ir mūsų bendraminčių ratas, kur čia mes grupę turim, kai kurie žmonės iš vis įpratę tylėti. Ir tai nėra dėl to, kad jie neturi ką pasakyti, jie tiesiog patys savo neleidžia reikštis. Ir va tas balso atvėrimas, tai čia man buvo, aš tiesiog troškau tave pasikviesti į mūsų bendraminčių šitą stovyklą, kad daugybė žmonių, aš manau, kad tai bus iš tikrųjų didelė pagalba pagaliau pradėti šnekėti drąsiai, atvirai ir būti savi. Tai pasakyk man, ar čia būtent dėl to yra šita praktika? Ir dėl to irgi. Iš tikrųjų, kai aš pradėjau tik tai tą praktiką pati, aš kaip buvau pati kaip dalyvė, tai buvo mūsų, mes šitą žinią, šitą pačią praktiką gavom iš profesoriaus kaip mūsų profesijos karjeros tikslais, tiesiog kaip dainininkai, kurie gavom apšilimą balsui, bet jo buvo pati esmė būtent tokio apšilimo, tam, kad mes išeitume iš rėmų, išeitume iš taisyklių, išeitume iš dainininko statuso, kad mes nenaudotume to balso kaip, nežinau, kaip meninio įrankio, kad mes nesifokusuotume tiesiog į kažkokį tai rezultatą apskritai, kad išmoktume pažaisti su tuo. Ir buvo labai sunku ir visiems sunku. Paskui kažkaip prasimušė, nes vis tiek visi bando natom, kažkaip, kad geriau skambėtų ir taip toliau, tai prasidėjo nuo to. Ir kai aš pati pradėjau vesti šitą praktiką, buvo labai netyčia taip gavosi tiesiog. Vienoje stovykloje užsiminiau tiesiog, kad yra toks labai fainas, įdomus apšilimas, gal čia mes galim pabandyti visi kartu ir visi sutiko, visiems faina, ten apie 20 žmonių ratas. Ir mes padarėm šitą praktiką. Ir ten išgyvenimų, kokių ten tik nebuvo, ir prasivėrimų, ir žmonės pradėjo visai bendrauti visiškai kitaip tarpusavyje, kažkaip ir nuomonės atsirado, ne tai, kad, aš turiu nuomonę, bet ta prasme atsirado kažkoks tai gyvastis kažkokia tai. Tai ir apie tai, ką tu sakai, kad taip, saviraiškos tam tikra išlaisvinimas tam tikros saviraiškos gali būti. Bet man atrodo, kad čia jau paskui dar kartų darant šitą praktiką, aš supratau, kad čia yra per tiek daug sluoksnių einantis dalykas, nes jeigu įsivaizduojam, kaip pavyzdžiui mes turim kokią nors kitokią ten terapinę praktiką, pavyzdžiui, kokią nors garso terapiją, ar ne, ten su gongais ir kažko, visa tai irgi yra vibracija, ar ne, jie skleidžia vibraciją ir mums padeda kažkaip tai vienaip ar kitaip kažkokiais tai geresniais, sakraliais, ten, sakykime, vibraciniais dažniais mus gerina mūsų savijautą. Vienaip ar kitaip, čia jau dabar nesiplėsim, bet mes turim balsą, tą visą aparatą, kuris realiai
pačiu autentiškiausiu ir pačiu mum priimtiniausiu būdu daro visą šitą garso terapiją, visą tą vibraciją skleidžia. Nėra įmanoma negaliu pasakyti, tai yra pačiu palankiausiu mums būdu, tai yra tiesiog iš mūsų pačių. Ir aš manau, kad čia ir ne šiaip savo visą tai gavos taip, kad žmonės pradėjo tylėti, tikrai ne šiaip savo ir kad prie to, man atrodo, kad buvo ir stipriai dirbama, bet irgi aš nesiplėsiu šitoj temai dabar. Bet jo, tai yra ir apie tai, ir apie labai 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 dar daug visokių įdomių sluoksnių. Pavyzdžiui, koks dar gali būti sluoksnis, nežinau. Tiesiog pats emocinis, žinai, jau vien tai, kad aš leidžiu savo balsui skambėti, tai jau yra leidimas savo būti. O jeigu aš jau leidau savo būti, vadinasi, aš leisiu savo ir pasakyti, kai ateis man laikas kažką pasakyti. Tai toks, daug sluoksnių. Dar paklaus kažką. Gerai, tai žodžiu, aš galiu prisipažinti mūsų grupiai ir jau visiems tiems YouTube žiūrėtojams, kuriuo aš nepažįstu, kad man šita praktika buvo labai sunki, žiauriai sunki. Ir iš tikrųjų supratau, kad turiu ką veikti su savim, kad nesugebu iš vis kalbėti. Juokinga, turiu podcastą, bendraminčių grupę. Atrodo, šneku kas savaitę, bet kas liečia tuos asmeniškus dalykus, neįmanoma. Tai aš esu Liucijai ant tiek dėkinga ir suprantu, kad žmonėms pradžioje gal reikia nuimti tuos tokius kažkokius stereotipinius dalykus, ko jie galvoja, ką aš čia teisiu, aš ne dainininkas, aš ne oratorius, aš čia, man čia nereikia, aš ir taip, bet juk ne dėl to yra sukurta, kad tu galėtum dainuoti ir kalbėti, ne, Liucija? Čia yra tiesiog, kad žmogus pradžioje iš vis pradėtų, save išreikšti garsiai. Tai ir apskritai mums balsas ir visas aparatas juk nėra skirtas tam, kad mes dainuotume natas ir meną skleistume. Taip, faina, labai mes gražų žmogišką prisitaikymą tam radom, bet balsas, ne tam. Ta pati komunikacija yra, kaip čia dabar pasakyti, mes tiesiog turim patį net ne unikaliausia, bet kaip čia pavadinti dabar, tiesiog patį autentiškiausią įrankį, kurio mes net nelabai naudojam labai primityviai. Ir aišku, tam tikri turbūt menas ir tam tikri žmogiški įveiklinimai šito įrankio mums padarė truputėlį tokią meškos paslaugą. Ir tiesiog mes įdėjom vertinimą į tą dalyką. Į tą, kas yra pats autentiškiausias mūsų nuo pat gimimo išraiškos priemonė, mes padarėm tai vertinimo kažkokiai tai skaliai labai, kaip skamba ir jo, nenusišneku dar? Ne, man atrodo. Ne, man tai labai patiko, kai pas mus šitoj grupiai, kurią tu subūrei, tą vieną penktadienio vakarą atėjo menininkė, dailininkė ir jinai sakė, aš mokinsiuos piešti garsais. Ir man tas suvokimas, kad tu savo balsą iš tikrųjų gali duoti kitam žmogui kaip meno kūrinio, jeigu dar tu iš tikrųjų turi ką pasakyti, kuo pasidalinti, tai čia yra didžiausia dovana. Ir taip, irgi, bet tiesą sakant, aš stengiuosi, aš nežinau, kaip bus, gal aš rytoj jau kitaip kaip nors sakysiu, nes man ateis gal kokia nors kita realizacija, bet šiuo metu aš galvoju, kad kaip tik norisi labai atitapatinti nuo meno šitos dalykus, nes menas man bent jau taip atrodo, kad įpareigoja kažkokiam tai įvertinimui. Kūryba, kita vertus, čia jau yra kitaip. Kūryba jau mes be to tiesiog, man atrodo, iš vis yra prasmė gyvenimo. Jeigu manęs kas nors paklaustų, kur gyvenimo prasmė, tai sakyčiau kūryba. Tai žiūrėk, man labai įdomu. Sudėkim tos tokius punktus. Žmogus, kuris dabar rinksis, ar eit man į tą praktiką ar ne? Ko jisai gali tikėtis po jos?
Gerai, man jau eina dabar čia juokučių pilna, kad nežinau, tikėtis. Mūsų atveju galėjom tikėtis užšalusių, nežinau, durelių ar kažko. Bet iš tikrųjų ne. Ko galima tikėtis? Nieko. Ne, absoliučiai apie lūkesčius neturėtų būti kalba, bet kadangi čia vis tiek užsiemam reklamą, tai pareklamuosiu biškai gal kitų būdų, kad ne kiek ko galima tikėtis po jos, galbūt labiau nuraminti apie tai, kas tai iš vis yra, ką mes ten iš vis darom. Ne? Nes kaip jausitės prieš ir po, nu čia vienas dalykas, ne mano reikalas, kitas dalykas, kiekvieno tokie skirtingi išgyvenimai yra, nes realiai su kuo jūs dabar šiuo metu turit kažkokią tai, nežinau, nepavadinkim problemą, bet kažkokią tai įtemptesnį kažkokį savo dalyką, kažką, apie ką dabar galvojate, apie ką sukasi dabar mintis, iš esmės per tai ir eina ta terapija. Balsas tai yra tiesiog įrankis. Čia nesu kažkaip sudievint, vėlgi nesumeninti šito dalyko, tai yra tiesiog įrankis skleisti vibraciją pačiu autentiškiausiu ir geriausiu mums pačių būdu. O tai dar ir gražiai skamba, dar ir gražiai skamba. Bet čia jau, kodėl mums gražiai skamba beje tokie dalykai? Irgi todėl, kad mes pačiu artimiausių savo būdų darom savo terapiją. Negali neskambėti gražiai. Čia jau kiti dalykai. Vėl nušokau tuoj pamintis. Man būna. Bet čia, žinok, labai gerai tu kalbi, nes iš tikrųjų, tie terapiniai dalykai, tai kodėl yra tos, nors čia ne apie dainas, apie garsus, vis tiek jos ten gal ir rimuoti tie ir garsai, bet visos lopšinės, visos lietuvių liaudės dainos tenai, kai dirba kažkas, visas tas savęs ten ar vaiko raminimas, visi šitie garsai juk ir yra terapija nuo kūdikystės, tiesiog mes paskui kažkaip pamirštam tą dalyką ir bendraujam tiesiog vos netechniškais dalykais ten, ar pieno nupirkai, ar vaikus iš darželio parsivedė. Taip. Netgi kalbant apie kokį nors, nežinau, fizinį skausmą ar kažkaip, tai yra vis tiek tų. Aš nesu gimdžiusi moteris, bet aš žinau, kaip būna, kai tarkim, prieš, ar ne, jau tie tokie tiesiog gaivališki, tie visi garsai ir taip toliau, jie eina, jie ne šiaip sau eina, ne šiaip sau leidžia. Tai tokį daro tokią įtaką mūsų visai sistemai, kūnui, vienam, kitam ir dar, kiek mes ten jau turim, eina per visus lygmenis, būtent balso naudojimas, dėl to, kad tai yra vibracija eina per visus lygmenis, absoliučiai visus, nes visi lygmenys yra vibracija. Ir ką dar norėjau pasakyti, kad taigi mes tiesiog, vaikas gimsta, labai vienetai turbūt, kurie neklykia gimė, sveiki gimė vaikai, jie klykia. Jie duoda savo autentišką ir ten taip toliau. Po to irgi, jisgi nestabdo savęs nuo to, kaip jisai skambės. Tai paskui jau po truputį, va čia jau kalbėkim kambario garsumu, tada kažkaip prasideda taip, kaip naudojam, bet man net kartais taip įdomu, jeigu mes visai nebūtume girdėję jokių pataisimų apie tos balsus, kaip mes skambėtume tada. Ir ten, tarkim, nežinau, nemanau, kad labai bijotume garsiai juoktis, pavyzdžiui, viešoje vietoje, nes manau, kad labai dauguma bijom, dėl to, kad irgi, toks, kur kaip ir faina matyti tuos, kurie tai daro, jų yra labai nedaug, bet jų kadangi nedaug, tai jau toks jau kaip ir čia jau ne visai pritampėjau, gal man čia ir nepatinka, bet iš tikrųjų tai jaučiasi gerai. Visi kiti tiesiog yra labai užsispaudę. Tai čia su bet kokia va tokia išraiška, kur, atrodo, mes tiesiog priėmėm kažkada, kad turim būti tylesni, va tokia užmutinti biški. Tai šitos praktikos metu sugrįžtų į tą, kas čia iš vis yra. Tai pirmiausia, ką mes padarom, tai paruošiam savo aparatą, kad jisai niekaip nesusižalotų.
Tai tiesiog paprasti pratimai, tam, kad nesužalotų man, nes visokių garsų leidžiam. Ir tokių, kokie nepatogus, tokie, kokie ne kad nepatogus, bet neįprasti. Ir taip gali tikrai tenais ir ten stygą kokią pasitemti ir dar kažkaip, jeigu mes tiesiog ir varysim. Bet tai viskas vyksta saugiai. Ir paskui tiesiog improvizuojam kiekvienas savo vidų. Norėčiau sakyti, paveiksluojam, o kodėl nesakyt, jo. Tai va, aš galvoju, kažko dar gal nepasakiau, man taip mėtos tos mintis, aš atrodo noriu dabar viską visiems pasakyti, kad jūs žinokit, kad balsas tai yra, kad jūs mylėkite savo aparatą ir leiskite jam sklisti. Tai aš iš tikrųjų galiu tik tau labai atliepti, nes iš tikrųjų tada, kai aš to balso neturėjau, tuos 2 mėnesius, aš taip turėjau viską apgalvoti, taip viską susidėlioti. Visų pirma, turėjau mažą vaiką, kuris iš tikrųjų pirmas priprato prie naujos komunikacijos. Su vyru vos neišsiskyrėm tuo laikotarpiu, kai aš negalėjau šnekėti ir negalėjau savęs išreikšti. Ta prasme, aš įvertinau, ant kiek svarbus yra tas balsas tiesiog, kad išlaikyti tą savastį, kad būti savimi. Ir aš, pavyzdžiui, labai noriu paskatinti žmonės, kurie bijo, gal nebijo kalbėti, reikštis, bet jie tiesiog, gal nereikia, ką čia kiti pagalvos, aš geriau patylėsiu, aš geriau nerašysiu, aš geriau nepaskambinsiu, aš geriau, nereikia. Ir aš taip, kai mačiau statistiką, Lietuvos, ar tu matei, kad pas mus mes pirmi esam pasaulyje pagal intravertus, bet aš ją netikiu tą statistiką. Mes tiesiog esame tiek užsiblokavę, užsidarę ir atsiskyrę, kad mes tikrai negalime būti didžiausi intravertai pasaulyje. Ką tu manai? Aš iš vis netikiu intravertiškumu, jeigu ką. Bet tai tas netikėjimas atsitiko labai labai neseniai, nes aš visą gyvenimą laikiau save intravertę. Pavyzdžiui, pasakytum, kad taip yra? Kad aš intravertė. Va. O aš save tokią laikiau visą gyvenimą, realiai. Ir dabar taip nebelaikau. Tai būna momentų, kada aš biški labiau tokia į save, dar kažkaip tai faktas, kad mes savy, tai nėra intravertiškumas, jeigu mes ilsimės savy kažkaip ašį laikydami, tai čia nėra intravertiškumas. Bet tas visas bendravimas su žmonėm, kažkoks tai toks truputėlį tokio nerimo jautimas ir taip toliau, tai yra absoliučiai traumuotų ekstravertų reikalas. Ir iš vis nėra tokio dalyko, man atrodo, kaip intravertas ir ekstravertas. Arba mes jau sumaišėm šitas savokas ir ką jos reiškia, man atrodo. Nes galbūt jos galėtų reikšti tam tikrą, kad, gal kažkas tikrai labiau mėgsta vienatvę kažkokią ar ten dviese su kažkuo būti. Bet taip jau plačiai paėmus, tai aš manau, kad tiesiog kad mes tiesiog esame labai labai stipriai užspaudę tam tikrus savo dalykus, būtent dėl vertinimo. Būtent dėl to, kaip kas apskritai vertinimo. Ir susireikšminimo, ir sureikšminimo, ir vertinimo, ir įvertinimo, ir visų šitų dalykų. Ir tai visos turbūt praktikos gali vesti link to, kad mes išlaisvėtume, bet tiesiog šitą praktiką man veikia geriausiai. Va. Ir aš dar žinau, kaip ją pravest kitiem, tai čia dėl to mes apie tai ir šnekam. Tai gerai, tai pasižiūrėk, vis tiek, ne tavo gyvenimas, tu norėjai būti dainininkė, nes studijavai ten muzikos akademijoje, ta prasme, ir čia tu nori pasakyti, kad tas vienas tos atsitiktinis pasibandymas tave būtent ir įkvėpė ir toliau pratęsti tos terapinės balso atvėrimo užsiėmimus. Kas liečia balsą, tai aš visą laiką buvau linkusi į tokius visokius terapinius, psichologinius momentus, aš masažuoju, mano yra tokia antra aistra gilintis tiesiog į žmogų ir žmogaus struktūrą apskritai. Bet aš niekada negalvojau, kad aš tai darysiu per balso prizmę. Visiškai, aš galvojau, kad čia mano yra tiesiog tokia meninė išraiška, be kurios aš negaliu gyventi ir kad aš ją turiu mokėti kaip amatą kažkokį tai. Ir čia visai kažkaip netyčia taip gavos, kad aš aišku dabar naudoju ne tik ten vieną tokią praktiką, pamačiau kažkokią ten apšilimą ir tai jau vis tiek yra žinios per jau 15 metų turbūt surinktos, kaip tas balsas veikia ir kaip ten,
kaip ten su juo viskas darosi. Bet jo, tai įvyko visai netyčia kažkaip, kad man susijėjo mano abudu šitie poliai į vieną. Kad aš galiu pasirodo tai, ką aš mokiausi pusę savo gyvenimo, galiu pritaikyti su tuo, kam aš prijaučiau kitą pusę savo gyvenimo. Tai labai šiaip įdomu. Tai gerai, bet dabar žiūrėk, bus aišku mūsų grupės nariai, kurie su tavim turės galimybę susitikti Druskininkuose kovo 14 dieną vakare, susipažinti ir paskui jie gal norės tęsti šitą terapiją, aš tai tikrai. Tai žodžiu, bet bus ir žiūrovų, ir iš mūsų grupės, ir iš YouTube kanalo, kurie nebus Druskininkuose. Tai dabar, Liucija, kaip tave susirasti, jeigu žmogus mato, kad, pavyzdžiui, jisai blokuoja save, negali jisai bendrauti, arba pasidarbo pobūdis, kad jisai tyli visą laiką ten su kompiuteriu dirba. Ir jis sako, aš noriu pradėti kalbėti, būti atviras. Tai Liucija, kaip tave surasti? Mane surasti, būtų paprasčiausia turėti socialinius tinklus, kad ir kaip tai mums nepatinka, kai kuriem jau daugam pradeda nepatikti, bet taip jau yra. Tai socialinės tinkluose, Facebook'e, vardas pavardė, va čia matau, kad parašyta, labai teisingai parašyta, tai šito vardu pavardę mane ten rasit Facebook'e. Geriausia per Facebook'ą rašyti į Messengerį, aš atrašinėjau dar, kol kas neturiu tokio anšlago žmonių, jeigu netyčia turėsiu, tai turėsiu asistentų milijoną ir jūs visiem atrašys irgi. Tai va, bet šiaip aš ten skelbiu visokią informaciją ir šiaip postais visokiais dalinuosi savo mintim ir įžvalgom ir kažkuo, kas galbūt gali irgi būti tokio atliepiančio kitam. Tai tik tai Facebook'e. O dar kažkur norėtumėt, aš galiu dar kažkur būti. Instagram'e galiu, aš dabar kažkokia aktyviai Facebook'e pasidariau, bet šiaip Instagram'as irgi mano aktyvus, tik tai jis ten labiau gal toks atlikėjos puslapis, tai Nana Art Official vadinasi. Tai ten galima. Dar aš ir paštą turiu, pavyzdžiui, arba galima paštu tiesiog rašyti laiškus, būtų įdomu. Liucija į Ariogalą? Ne, Vilnių, aš jau kurį laiką Vilnių. Okay. Jo. Tai čia juokai, aišku, aš dar ką norėjau paminėti, kad mes čia labai, taip, kaip, nesudievinam, bet labai taip apie tą balsą, aš suprantu, kad, kaip vos ne, kad tokia vienintelė taip labai gerai veikiančia priemonė ir išsilaisvinimą ir taip toliau, aš suprantu, kad yra žmonių, pavyzdžiui, kurie iš vis nenaudoja balso, arba ten tiesiog nėra tokios galimybės, kai kam galbūt. Nemanau, kad čia galbūt tarp mūsų bus, nėra tiek daug žmonių tokių, kuriem tai būna, ar ne, bet būna tokio dalyko. Tai aš tik noriu pasakyti, kad tai nėra vienintelė galimybė prisiliesti prie savęs labai autentiškai ir labai artimai. Bet jeigu jūs turit balsą ir esat girdėję, kad jūs jį esat naudoję, tai žinokit, kad tikrai labai tai jūs jau turit tai, kas jums gali padėti dalykuose. Gerai, Liucija, ir tu nepatikėsi, bet pusvalandis jau praėjo ir aš visada pabaigoje prašau perduoti kažkokią tai žinutę mūsų žiūrovams, pavyzdžiui, ar pakviesti į susitikimus, tai man tiesiog tu nori kažką pasakyti žmonėms, kurie rūpinasi savim ir nori to geresnio, kokybiškesnio gyvenimo. Tai žinot, ką aš jums pasakysiu, kad nebijokit pauzių gyvenime, nes jos irgi yra muzikoje dalis. Ne, iš tikrųjų tai tiesiog būnam, kaip būnam, leidžiam savo būti taip, kaip norim būti. Aišku, ne visą laiką gaunas ir jeigu nesigauna, tai irgi legalizuojam šitą jausmą savo, kad man dabar nesigauna ir aš dabar sėdžiu ir man nesigauna. Bet tiesiog nebijot išbūti su bet kokiu jausmu, kokį mes turim. O jeigu norisi jį kažkaip pakeisti, tą realybę savo truputėlį pakeisti, tai, tai keiskit. Klausyk, labai gerą natą baigiam.
Tu neišeik iš studijos, aš dar su tavimi šnektelsiu, o dabar dar noriu atsisveikinti su žiūrovais ir pasakyti, kad mėlyjeji mano, artėja kovo 14, kovo 15 ir mes galėsime kartu, čia kas spėsite įskaityti, jau yra dienotvarkė sukurta, aš paskui pasidalinsiu ją mūsų grupėje ir tikrai rekomenduoju atvažiuoti, susipažinti su Liucija, bus ir kitų programos dalykų, kad šita terapija veikia, aš esu gyvas įrodymas ir labai laukiu pašūkauti kartu su jumis ir šį kartą man tikrai pavyks. Tai ramaus visiems vakaro, o galbūt neramaus ir iki susitikimo kitą trečiadienį. Sudie.